Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Jau greitai Alytaus mieste bus sumontuoti 34 štai tokie kelio ženklai ir 18 rodiklių, tam, kad į Dzūkijos sostinę atvykstantiems svečiams būtų lengviau rasti lankytinas vietas. Ženklai nukreips į bene populiariausias turistų vietas – aukščiausią Lietuvoje pėsčiųjų ir dviratininkų tiltą, Dainų slėnį, sinagogą, jaunimo parką, Piliakalnį ir kitas vietas. Į Alytaus miesto tarybos patvirtintų vietų sąrašą pateko 85 objektai, tačiau ne visi jie bus ženklinami. Kelio ženklai, kelio rodikliai lankytina vieta ir lankytinų vietų pavadinimai yra žymimi tada, kada objektai lankomi yra įtraukti į kultūros paveldo objektų sąrašą, įtraukti į UNESCO paveldo sąrašą arba yra patvirtinti savivaldybės tarybos sprendimu kaip lankytinų objektų sąrašas. Tai todėl ir buvo priimtas toks tarybos sprendimu patvirtintas lankytinų objektų vietų sąrašas. Tų vietų sąraše yra 85, tai tiek žydų kapinės, sinagoga, namai, kurie yra tikrai įspūdingi Alytaus mieste ir yra labai seni, tačiau kultūros paveldo objektų sąraše nėra tų namų, tai tiek ir pėsčiųjų tiltas, na ir nemažai kitų, Laisvės angelas, Rotušės aikštė ir nemažai kitų vietų, kurios tikrai yra lankomos ir žinomos Alytaus mieste. Geriausiai lankytinas vietas žino Alytaus miesto gyventojai. Tiesa, ne visos patenka į Alytaus miesto politikų patvirtintą 85 lankytinų vietų sąrašą. Jeigu atvyktų pas jus svečiai iš kito miesto, kokias vietas jums rekomenduotumėte aplankyti? Gal dabar jau naują restoraną rekomenduočiau ir šašlykinę mieste, kam parodom, visi apsilanko dar kartą. Būtinas, kur parką vasarą pasivaikščiot. Būtinai tegu praeina baltosios rožės tiltą, toliau muziejų mūsų aplankyti, ir šiaip po miestą pasivaikščioti. Pasiūlyčiau gal nuomoti dviratį ir apvažiuoti puikiu dviračių taku, tikrai turim nemažai. Gal kažką pamatyti už Alytaus ribų, gal Merkinės Piliakalnį, Bokštą, Punios Piliakalnį, kažką panašaus. Daug vietų aplankiau Alytuje, nepamenu tik kaip jos vadinamos. Labiausiai patinka miesto centras. City center is the place that I like the most. Yeah. Naujų ženklų pastatymas kainuos per 40 000 eurų. Iš jų 15% savivaldybės lėšos, likusi dalis ES skirti pinigai. Lankytinos vietos bus pažymėtos ne tik Alytuje, o ir visoje apskrityje. Tam bus išleista per 200 000 eurų. 10 naujų ženklų Alytuje bus pastatyta dar šiemet, likusi dalis kitąmet. Vargu ar naujieji ženklai padės pritraukti daugiau turistų, tačiau kartais lankytinas vietas rasti sunku. Tad naujieji ženklai tikrai turėtų padėti. Alytaus turizmo informacinio centro duomenimis pernai Alytuje bent vienai nakčiai buvo apsistoję per 8 000 turistų, iš jų virš 3 000 svečiai iš užsienio. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.